Labas vakaras, mėly knygų mugės lankytojai, knygos pristatymo diskusijos dalyviai. Šiandien mes turime puikią progą susipažinti su pristatomos knygos, kurią išleido leidykla Vaga, muzikinės lietuvių tapatybės pėdsakais autorė, muzikologe Vita Gruodytė ir žinoma pasinerti į monografijoje nagrinėjamo pristatomo tyrimo lauko kontekstus. Negaišuodamas norėčiau pristatyti pristatymo diskusijos dalyvius, tai knygos recenzentė, etnomuzikologė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Dainyno skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja Aušra Žičkienė, redaktorius Vilniaus universiteto filologijos fakulteto dėstytojas Paulius Garbačiauskas ir žinoma knygos autorė muzikologė Vita Gruodytė. Pristatymą diskusiją moderuosiu aš, Gabrielius Simas Sapiega. Tikriausiai kiekvienas skaitytojas, nesvarbu koks literatūros žanras būtų arčiau širdies, kartkartėmis suklūsta paėmęs knygą į rankas, perskaitęs jos pavadinimą, o galbūt jau beužverčiantis paskutiniuosius jos puslapius, savęs klausdamas, kodėl autoriui įdomios šios nagrinėjamos temos, kaip gimsta tokios idėjos. Tad mano pirmasis klausimas ir būtų knygos autoriai, kaip ši idėja gimė ir kas paskatino galbūt kažkokios tai asmeninės patirtys rašyti šią temą. Pirmiausia, prasidėjo labai seniai, kokia Baltų lankų semiotikos stovykloje, pokalbis su fenomenologu Algiu Mickūnu, kuris ir parašė pratarmę šiai knygai. Mes kalbėjomės apie moteriškas ir vyriškas visuomenės, sakykime, tose, kuriuose matriarchatas šiek tiek jaučiamas arba patriarchatas. Ir man buvo labai įdomu suprasti, kame slypi, pavyzdžiui, tas pojūtis, nes man lietuviška kultūra visada atrodo ganėtinai matriarchatinė. Ir jisai sako, slypi kalboje, nes lietuvių kalboje mes turime labai daug diminutyvų. Ir jeigu pastebite, arba galbūt nuo dabar jau pastebėsite, netgi politikai kalba mažybiniais žodžiais, kas yra labai keista, šiaip jau, jeigu lygintumėte su kitomis kalbomis, ar ne. Antras dalykas, tai čia buvo toks pirmas susimąstymas, kodėl mūsų kultūra yra moteriška ir ką tas duoda kultūrai, tas moteriškas toks giluminis pradas. Po to susipažinau artimiau su Marijos Gimbutienės tekstais, ypač su jos tokia fundamentalia knyga Deivės kalba, kur ji kalba apie senąją Europą ir apie tą jos moterišką pradą. Trečias toks susidūrimas buvo su labai nedidelė ir labai visiškai nežinoma autorė, italų autorė Mary Franco Lao, kuri parašė raganų muziką. Man atrodo, tik tą knygutę ir parašė. Ir ji labai tiesmukai sako, kad mes praradome moterišką kūrybą, mes praradome moterišką kultūrą, tą kultūrą, kuri buvo tokia visuminė, kuri buvo nužudyta kartu su raganų persekiojimu, su inkvizicija ir kuri buvo faktiškai sunaikinta. Aš sakyčiau, kad Hildegarda iš Bingeno, gyvenusi 12 amžiuje, ji buvo paskutinė tokia moteris žiniuonė, sakykime, kuri buvo išties kūrėja, įvairių mokslų žinotoja ir tokia visuminė asmenybė. Ir moteris kaip visuminė kūrėja įvairiausiuose srityse, ar ne, ji tarsi buvo naikinama ir praktiškai sunaikinta Europoje. Apie tai ir kalba ta italų autorė Mary Franco Lao ir jinai sako, kad moteris šiuo metu, net jeigu ir kūrė muziką, jos kūrė pagal vyriškus modelius. Reiškia, ta moteriška kūryba, moteriškas tas pradas kūrybinis yra prarastas. O aš pagalvojau, kad mes Lietuvoje to prado nepraradome, mes turime sutartinės. Ir sutartinės yra toksai visuminis irgi labai kompleksinis žanras, kuris apima labai daug. Be to mes turime papročius, mes turime tautosaką labai turtingas dainas. Ir visas šis mūsų kultūrinis palikimas yra tarsi tas toksai fundamentalus pagrindas,
kuris būtent suteikia mūsų kultūrai tą tokį išskirtinį bruožą, kad mes tarsi tęsėme moterišką tradiciją, vieninteliai Europoje, kūrybinę prasme. Ir pavyzdžiui, aš duodu tokį pavyzdį, vienas prancūzų kompozitorius pabandė atgaminti taip pat, reiškia, labai seną rankraštį užrašytą dar runomis. Ir jisai bandė įsivaizduoti, ten yra taip pat tokia, reiškia, kaip kreipinys reiškia, kreipinys į deivę, bet jis įsivaizduoja kaip tokia visiškai isteriška asmenybė. Ir aš suvokiau, kad mes, pavyzdžiui, turime tokį garsinį pagrindą, reiškia, išlikusi sutartį, nes mes žinome, kaip skambėjo, pavyzdžiui, moterų dainuojama muzika, ar ne, kažkokiais senaisiais laikais. O vakarų Europa nežino, kaip skambėjo jų muzika labai senais archainiais laikais. Tai čia būtų tokios trys pagrindiniai kabliukai, kurie būtent privertė mane parašyti tokią knygą, kuri, sakyčiau, yra mūsų tos giluminio, tokio, reiškia, muzikinio fono apologija. Ačiū. Taip pat, kadangi teko susipažinti su knyga ir iš arčiau, ir man labai natūraliai kyla tas klausimas susijęs su tuo, ką ir dabar girdime minint, tai kad vis dėlto yra tie, galima sakyti, tos trys pagrindinės gijos, kurios jūs kaip autorė sukabina knygoje. Ir natūraliai žvelgiant, jūs kalbat, iš tiesų ne tik apie tą muzikinę kultūrą, apžvelgėte ir aplinkui kitus kultūrinius reiškinius, bet man įdomu, iš tos muzikinės kultūros pusės, kadangi pačioje monografijoje yra tie patys kūrėjai, jie selekcionuojami, jie kažkokiu tai vadovaujantis motyvų pasirenkami, kaip reprezentuojantys tapatybę, reprezentuojantys tą lietuviškumą savo kūryboje. Ir man iš ties įdomu išgirsti, kaip jūs žvelgiate, kas yra ta tikrai lietuviškoji tapatybė tų kūrėjų darbuose, kad buvot paskatinta konkrečiai juos rinktis kaip kūrėjus. Ir manau, čia galbūt ir kolegos turės nemažai įžvalgų, kas yra ta tapatybė lietuviškumas, tiek kadangi kultūra yra susijusi ir su tekstu, ir su tam tikrų kultūriniu palikimu, etnokultūriniu. Taip, aš atsakysiu trumpai, kad neužimčiau viso laiko. Aš atrinkau tuos autorius, kurie, sakyčiau, prisegė mūsų šiuolaikinę kūrybą, kalbu apie 20 amžių, nes nuo 20 amžiaus pradžios lietuvių akademinė muzika įgavo, reiškia, savo veidą, prisegė prie tos mūsų tautinės tradicijos. Ir būtent tie autoriai tapo tarsi garsiausi ir tarsi labiausiai atpažįstami kaip tam tikro lietuviškumo, reiškia, lietuviškumo tokie šaukliai, sakyčiau. Tai Čiurlionis pirmasis, kuris pasakė, nereikia mokytis akademinės muzikos, bet reikia įsigilinti mūsų prabočių kūrybą. Feliksas Bajoras, kuris pasiėmė iš raudų, iš tos, reiškia, tokios labai lyrinės, melodinės lietuvių muzikos pusės, liaudės muzikos pusės, tą tokią išraišką, ir kuri labai susišaukė su 60-70 metais vakarų Europoje tokia ekspresionistinė banga, kuri labai atkreipė dėmesį į balsą. Ir Kutavičius, kuris pasiėmė sutartinės, jis tiesiog išardė ir surinko naujai, ir mes atpažinome, kaip tai yra absoliučiai mūsų muzika, ar ne? O dabar iš jaunesnių jau net nebeminėsiu, bet sakyčiau, Vytauto Germanavičiaus vakar pristatyta teorinis veikalas, retas iš kompozitorių teorinis veikalas, labai puikiai atskleidė, kad tai yra neišsemiama tema ir kad mes turime netgi šiuolaikinėje dabartinėje kūryboje, naudojantis kompiuteriais, mes galime ir tas dermes naudoti ir tą visą mūsų palikimą, jisai yra neišsemiamas praktiškai. Kiekvieną kartą atras kažką tai naujo. Taip, aš norėčiau dar paprovokuoti šiek tiek.
ar tai nereiškia, kad tie kompozitoriai, kurie yra neminimi, jie nekuria lietuviškos tapatybės turinčios muzikos? Oi ne, visiškai ne. Visa muzika yra kaip tam tikra toks muzikinis peizažas. Pavyzdžiui, net suomių semiotikas Erotaras tai sakė, bet Rytis Mažulis jis įkūrė absoliučiai, reiškia, tokią suskaičiuotą kompiuterinę muziką, bet kodėl jis skamba taip lietuviškai? Reiškia, čia tiesiog, kad aš pasirinkau tokius kertinius, atraminius, reiškia, kompozitorius, kurie kažką pakeitė, kažką tiesiog įtvirtino, ar ne, mūsų sąmonė arba mūsų kūryboje, o visi kiti tai yra tiesiog, žinote, fantastiški kūrėjai, kurie kiekvienas savaip mato ir tuos, pavyzdžiui, Pokutavičiaus visa karta perėmė tą patį repetityvinį minimalizmą, bet perėmė labai savitais mašinistiniais, reiškia, kaip mašinistų karta, mašinistiniais tokiais labai kietais ir aštriais, reiškia, ritminiais modeliais. Ir tas yra labai įdomu, nes tai yra, tarytum, ateina iš sutartinių tokios moteriškos tradicijos, o tai tokia vyriška, reiškia, tapo tokia vyriška mašinistų karta. Reiškia, tie tokie apvertimai, netgi vyrų, moterų, reiškia, tos kultūrinės tokios paradigmos lietuvių kultūra yra itin specifinės. Ir joms faktiškai išties nepakanka kelių studijų, joms reikia atkreipti didelį dėmesį, kaip, pavyzdžiui, Kavolio knyga Vyrai ir moteris lietuvių kultūroje, kuri irgi fundamentalys labai apčiuopęs svarbius dalykus. Tai aš manau, kad ir mūsų tas muzikinis palikimas, ir mūsų tas kultūrinis labai specifinis moterų, vyrų, reiškia, tas santykis yra itin įdomus, aš manau. Kita vertus, irgi yra labai įdomu pažvelgti į visus šiuos tapatybės klausimus ir iš kito kalbinio aspekto, iš kalbos. Ir vis dėlto nuo ir viduramžiais ir visą laiką muzikoje mes labai daug ir antikos laikais skolinomės iš literatūros. Ir tai yra ganėtinai sumišę, tarkime, mes turėjom labai ilgą laiką ir baroko laikotarpiu buvo gajus tokie elementai kaip metrinės pėdos ir taip toliau, kurios ateina konkrečiai iš graikų. Ir ar jūs, kalbant apie tą tapatybę kaip redaktorius, ar jūs matot panašius analogus? Nes mes šiandien irgi susidurėm su labai sudėtingu reiškiniu, kurį šiek tiek irgi Vita Gruodytė bando savo monografijoje apžvelgti, kad sunku kartais identifikuoti, ar tai yra lietuviška, ar tai nelietuviška, dėl to, kad muzikos kalbos elementai jie tarsi tampa bendriniai, tarsi nėra kažkokio tai išskirtinumo, galbūt net ir kompozicinė technika, jinai nėra, kuri yra taikoma, nėra jos sukūrimo pradžia laikytina Lietuva ir taip toliau. Tai galbūt turite kažkokių pastebėjimų, įžvalgų tuo aspektu. Čia jūs mane nukreipėt dabar į tokią visai įdomią sferą ir tikrai net apsidžiaugiau širdyje išgirdę šitą klausimą, nes visų pirma taip jau atsitiko, kad aš šiek tiek turiu bendro su senosiom kultūrom. Aš su jom dirbu su senaja graikų, su lotynų kalbom, su antikinė literatūra, antikos kultūra apskritai. Tai ir muzika teko šiek tiek irgi domėtis, nes muzika visada mano gyvenime yra tokia visada per rankos atstumą, jokių būdų netoliau, kadais ir groti teko, dabar instrumentą seniai apleidau, bet kitais būdais mėgaujuosi muziką. Ir turbūt, jeigu ne apskritai, kaip čia pasakius, tas Vitos gebėjimas taip įdomiai ir įtraukiai kalbėti apie muziką, tai aš, kažin, ar apskritai būčiau ir redagavęs šitą daiktą, šitą nuostabią monografiją, šitą didelę, galingą knygą, kuri dabar taip išėjo, nes tiesą pasakius apskritai, kai redagauji, netrodė tokia didelė, ne? Kažkaip atrodė skaitosi skyrius po skyriaus, o kaip išėjo tokia, ką tu žinai.
Tai dabar aš norėjau gal tokiais keletų tokių punktų šiek tiek apie kalbos ir muzikos, sakykime, santyki nuo gal senovės, užčiopiant šiek tiek senovę. Senoviai, antikoje, visų pirma, reikėtų pasakyti, kad muzika niekada nebuvo atsiejama nuo teksto. Niekada neegzistavo, kaip čia pasakius, muzika pati savaime, kaip instrumentinė muzika. Nelabai kas, kaip čia pasakius, nebent kaip tik tais, kai jau tokie vėlesni išvestiniai dalykai, nes visada muzika buvo susijusi visų pirma savo ištakose su tam tikrais ritualiniais dalykais. Pavyzdžiui, ką mes turime paliudyta iš antikos, kokius muzikinius fragmentus, tai yra vienareikšmiškai arba kokie nors himnai dievams, arba kokios nors dramų chorinės partijos, kurios irgi, o dramos, kaip mes žinom, irgi, sakykime, tragedijų vaidinimas senovės Atėnuose, klasikinių laikotarpių, 5-4 amžius prieš Kristų, tai visų pirma, tai yra didžiosios Dionysijos. Tai yra dievui Dionysui Bakchui skirta šventė, kur gabiausi autoriai, gabiausi poetai susirenka į kovą, į agoną, susirenka į kovą pristatyti savo kūrinių ir tada yra renkamas vienas, pats iškiliausias, tai buvo ilga tradicija, sena ir mes galim pastebėti, kaip ta žanras vystėsi, kaip jisai tobulėjo ir tarp kitko, kuo labiau jis tobulėjo, tuo jis labiau tolo nuo muzikos. Va čia yra toks įdomus dalykas, kad, aišku, natūralu, tiesiog po truputėlį vis daugiau ir daugiau vietos buvo užleidžiama, kaip čia pasakius, pačiai dramai. Ne tiek apeigai, ne tiek tam šokiui arba muzikiniai daliai, kiek jau pačiai dramai, o tai aišku daugiau tekstų. Ir kai jau prieinam, sakykime, prie Euripido dramos, tai chorai atlieka tik tai tam tikrą tokį pramoginį vaidmenį, tokį antrakto vaidmenį. Ne? Bet tai va, tai čia žodžiu tiek, sakykime, apie tą, o šiaip tai tiesą pasakius, aš net nežinau, ar Europa yra labai pamiršusi savo muzikinę tapatybę, nes niekada anksčiau nebuvo kalbama tiek daug apie senąją muziką, kiek dabar. Tiesą pasakius, kiek man tenka pasiekti antikos muzikos tyrinėjimus, tai kalbėjimas apie muziką apskritai yra kai kurių universitetų, netgi tapę, sakykime, centriniam disciplinom, klasikinių filologijų, sakykime, departamentuose, senovės studijų, antikos studijų, sakykime, tai va čia aš net nežinau, gal tam tikras renesansas, gal tu Vita įtaikai šiek tiek į tokį, tą renesansinį tokį laikotarpį labai įdomų. Taip, man berašant ir bebaiginėjant knygą, pastebėjau, kad vis daugiau atsiranda tų tokių fenomenų, kai visos Europos, reiškia, tos etninės, tos grupės, kurios išsaugojo savo etninį kažkokį ar grinumą, ar etninį tokį stiprumą, ar ne, jos visos bando gaivinti, bet taip neįtikėtinai, bet pažiūrėkime ir kas vyksta Lietuvoje. Lietuvoje žmonės būrėsi, šoka, dainuoja sutartinės ir čia dabar tokia banga eina, reiškia, ir Žemaitijoje, Vakaronės su liaudės šokiais. Iš ties visa tai vyksta visoje plotmėje. Taip, ir čia, pavyzdžiui, dar, tada katalizuoja koks nors, pavyzdžiui, naujo rankraščio atradimas, kokio nors, pavyzdžiui, teksto. Štai prieš keletą metų buvo tokia truputį sensacija klasikos pasaulyje, turiu galvoje klasikinės filologijos, nes buvo atrastas dar vienas Sapfo fragmentas. Tai yra toks dalykas, kur iš tikrųjų Sapfo priklauso labai tokiai unikaliai, tau patiktų tokia moteriškai, reiškia tai labai linijai, tokios poezijos, tokios labai tokios subtilios, labai minimalistinės tokios ir turint galvoje, kokio nėra archaiškumo, tai jinai nuskamba kaip visada neįtikėtinai moderniai. Čia, žinai, kaip tu paim kokį Bachą, jisai nerealiai skamba moderniai. Tai, žinai, geri dalykai visada skamba moderniai. Tai čia yra tas dalykas. Tai Sapfo. Tai va, ir pavyzdžiui, visiems visada buvo aišku tyrinėtojams, kad Sapfo kūryba, jinai niekada nebuvo atsiejama nuo muzikos. Ta prasme, jos ten Sapfo sakoma, kad turėjo kažkokią mokyklą mergaičių ar kažkas panašaus ir jos ten muzikuodavo, labai užsimdavo muziką iš tikrųjų. Tai kaip tik ta poezija, jinai tiesiogiai susijusi. Ne? Tai čia dabar jau gal prie tokių modernesnių laikų, ar ne, nes vėlgi ten, sakykime, baroko laikotarpis, tai ten vis tiek, ten daugiau, jau kalbam apie kokią nors ten antikos daugiau siužetus, naratyvus, daugiau imitacijas, tam tikras, sakykime, kažkokios, o muzikinė tradicija yra nuėjusi labai toli ten, nuo renesanso polifonijos, man atrodo, ten daugiau išina, čia jūs daugiau specialistai galėtumėt pasakyti šitos dalykus. Bet dabar kalbant dar apie, aiškiai, aš labai trumpai, nes aš čia irgi galiu įsivarydžinai, kad
20 amžiaus pradžioje du amerikiečių lingvistai, Edvardas Sapyras ir Benjaminas Lee Worfas, sukūrė tokią įdomią hipotezę. Pirmiausia, ją suformulavo Sapyras, paskui ją patikslino Worfas ir dabar yra žinoma kaip Sapyro-Worfo hipotezė. Ne? Tai ji sako ką? Ji įtvirtino, kaip čia pasakius, visų pirma, lingvistinį relativizmą vadinamą, nes čia garbi muzikologų mokytų žmonių kompanija, galima terminais kalbėti, ne? Ir reiškia, kuri sako, kad kiekvienos tautos arba etninio vieneto elemento pasaulėžiūra, pasaulėvaizdis neišvengiamai yra labai stipriai susijęs su kalba, kurią jie kalba. Šia kalbos struktūra, tautos arba, sakykime, genties kalbos struktūra, nes ten gali būti ir mažesnių ten elementų, nes Sapyras ir Worfas, Worfas buvo Sapyro mokinys, jie studijavo labai komplikuotas Šiaurės Amerikos indėnų kalbas. Visų pirma, hopių. Tai yra tos kalbos laikomos vienom komplikuočiausių, tai yra inkorporacinės kalbos vadinamos, kurios apskritai beveik neturi gramatikos kaip sistemos, jos viskas pasakoma yra unikaliais atvejais. Reiškia, kiekvienas pasakymas yra unikalus, kurį tu turi realiai, kaip čia pasakius, įsidėti į galvą. Ir tai toks nesikartojantis dalykai, tokios nesikartojančios struktūros, kurios yra mūsų protui iš vis labai labai sunkiai pagaunamos. Ne? Tai jisai suformavo tavo hipotezę, aišku, matydamas labai radikalų tą, sakykime, matymą ir ta tokia griežtoji, tas vadinamasis strong, tas tvirtasis pavydalas šitos hipotezės, sako, reiškia, kad jis vadinamas lingvistiniu determinizmu, kad reiškia, kad kalba absoliučiai nulėmė, reiškia, tai, kaip žmogus mato pasaulį. Ne? Bet aišku, ir šiuolaikiniai lingvistai, ir šiaip sveikas protas sako, kad jeigu tai būtų tiesa, tai tada vertimas kaip faktas būtų neįmanomas, kaip reiškinys neegzistuotų. Reiškia, mes negalėtume vienoje kultūroje parašyto teksto išversti suprantamai į kitą kalbą, jokią kalbą. Ne? Bet aišku, tai yra netiesa, nes mes kuo puikiausiai žinom, kad vertimas egzistuoja ir kad mes galime išversti tikrai labai komplikuotus dalykus į kitas kalbas ir pristatyti kitom kultūrom. Ne? Bet ta švelnesnė, aš labai greitai tik tai jau, ta švelnesnė, aišku, pozicija, jinai be jokios abejonės yra validi tam tikrų mastu, tam tikrų procentų sakyti gal būtų pernelyg griežta, bet tam tikrų mastų, tam tikrą proporciją tikrai yra akivaizdu, kad, sakykime, kad senovės Graikijoje gyvenantis žmogus mąstė taip, kaip niekas kitas nemąstė ir jų kalba yra tokia unikali, kad, iš tiesų mes tik tais galim įsivaizduoti, kad tik graikų kultūroje galėjo gimti, sakykime, Platonas, tik graikų kultūroje galėjo gimti Herakleitas arba, sakykime, kiti mąstytojai, Aristotelis, pavyzdžiui, ir kiti iškiliausi. Tai ir lygiai tas pats susiję po to su menu, čia galima paskui plėtoti be abejo ir kitus žanrus ir taip toliau. Tai dėl to neišvengiamai, man atrodo, kad ir kalba, žinoma, lemia labai smarkiai ir lietuvių tą tapatybės, žinoma, tą momentą ir aišku, sakykime, kalbant apie visų pirma, kalbant apie sutartines, man iš karto šovė į galvą šiandieną duše, galvoju, reikia pateikti kokį nors rimtesnį pavyzdį, iliustruojant savo tą mintį, kad tas toksai prietaras, tas toks prie kiekvienos eilutės eina prietaras saduto tūto, aš čia pasėmiau dėl to knygą tam, kad prisiminčiau šitą intarpą, tai man atrodo ir yra tam tikra DNR ribonukleoidinė ląstelė, kuri, reiškia, fiksuoja tą tokį lietuvišką greičiausiai, ką aš žinau, nes tai tu neišversi niekaip, į nieką. Reiškia, tai yra lietuviška, ne? Čia galime užčiuopti kažkokį, užkabinti, tokį labai vieną tokį ploną, ne? O šiaip tai aš tik galiu pasakyti kaip nežinau, kaip muzikos mylėtojas, kad Vita yra, mano galva, viena iš tikrai tokių šiuolaikinių mokslininkų, kurie moka kalbėti žmogui apie tuos dalykus. Dėl to aš visada siūlau ir draugams, ir pažįstamės, paimkit, pasižiūrėkit, nes tai yra tokie tekstai, kurie yra prieinami, yra suprantami, tai yra, jie yra įrašyti į bendresnę kultūrinės kalbos, kaip čia pasakius, žemėlapį tokį, kur gali bet kas realiai paėmęs, kuriam bent kiek nors įdomu, galėtų tikrai suprasti ir įdomiai paskaityti. Tai čia tiesiog toks kratinys išėjo, tokia mišrainė, bet aš manau, kad iš principo viską, ką norėjau pasakyti, pasakiau. Ačiū. Tai, kad geriau suprasti pačią mintį, ar iš tiesų mes galime taip sakyti, kad, žvelgiant iš kalbos pusės, kad
kalba tarsi yra spaudas, kuri žmogaus sąmonėje įspaudžia tą tapatybę ir natūraliai ta sąmonė, kuri produkuoja tą muziką, kad jinai kartu kuria ir kartu viešina tą tapatybę, kuri to asmens. Aš manau, kad kalba apskritai, jeigu taip jau žinai, aš pats nebūčiau kalbininkas, tai žinai, negalėčiau taip turbūt ir sakyti. Aš manau apskritai, kad kalba yra tapatybė. Iš principo, tai kalba yra ta pati tapatybei. Realiai mes net kaip kalbam ir savo išraiškom, netgi esame tam tikrą prasme riboti, nes vartojam tokį pat žodį, tą patį žodį, nusakyti tam pačiam reiškiniui. Tai be jokios abejonės, tai kalba yra, aš manau, yra hierarchiškai aukščiau visų pirma, be jokios abejonės. Muzika eina tik po to. Taip. Bet kartu, aišku, tai kartu tas derinys, tas junginys, jis tampa tokiu sprogstamuoju mišiniu tada iš tikrųjų tam tautiniam identitetui. Taip, ir aš paminėčiau tokį pavyzdį, Emanuelis Levinas, kuris yra prancūzų filosofas, bet jisai mokėjo lietuvių kalbą. Ir ta kalba taip įsispaudė jo, reiškia, sąmonė pasąmonė, tai yra beje nagrinėta jau, kad jo prancūzų kalba yra labai keista. Reiškia, prancūzai galvoja, kad jinai keista, nes jis yra filosofas, bet jinai yra keista, tada jinai nėra normali prancūzų kalba, jeigu taip jau sakant. Bet jinai yra tokia keista, todėl kad jinai turi labai stiprų lietuviškos tos matricos įspaudą. Reiškia, kad ypač filosofiniam mąstymui, ar ne, jeigu pagrindas yra lietuvių kalba, jisai suteikia, reiškia, dar kažkokį aspektą. Ir žinoma, norėčiau Aušros paklausti, štai mes čia spekuliuojam apie tapatybę ir apie etno pagrindus, bet pradėjom ir mes atsispyrėm iš tikrųjų nuo to kompozitorių pasirinkimo ir sugrįžtant prie to tapatybės klausimo ir kompozitorių pasirinkimo. Ką jūs manote apie tai? Jūs sakote, mes čia spekuliuojame apie tapatybę, bet iš tiesų jūs kalbate ir jūs vėlgi kūrėte tą pasaulį, kuriuo mes arba patikime, arba ne, ar ne? Ir Vitos knyga mane ir pagavo, ir įtraukė, būtent dėl to labai savito jos sukurto pasaulio. Jos kalbėjimų, jos mąstymo išraiška sukurto tokio pasaulio, kuriuo aš visiškai patikėjau. Dabar aš pasiėmiau tą knygą į rankas ir ėmiau skaityti, vis dėlto būdama tokio kito muzikologijos sparno, to etnomuzikologijos, tokio akademinio sparno atstovė, ir aš čia juolab paskaičiusi Vitos vieną iš uždavinių, kad ji nori sujungti dvi paradigmas, tai muzikologinė ir etnomuzikologinė, kurios iš tiesų yra atskiros iki šiol ir mes tikrai negalim šito nuneigti ir negalim užginčyti. Ir su didžiausiu įdomumu ėmiausi skaityti, kaipgi čia tos dvi paradigmos bus sujungtos, tačiau kaip tos akademinio etnomuzikologijos sparno atstovė, aš supratau, kad ko gero taip ir negali būti. Ko gero taip ir negali būti, nes kiekvienas vis dėlto tą savąjį pasaulį kūrė ir nori, kad juo patikėtų ir visi aplinkiniai. Ir aš sakyčiau, kad Vita sukūrė vis dėlto ne tą paradigmą jungti, bet jį sukūrė tokį autodiskursyvų požiūrį. Ir čianai aš tuomet netgi susidūrusi su jos autoritetais, kurie tame akademinėme etnomuzikologijos pasaulyje būtų iš karto paneigti, būtų pasakyta, na čia dabar kas. Bet Vita tą savo pasakojimą, tą savąjį pasaulį sukuria taip, kad negali tuo nepatikėti. Tai tas mane ypač sužavėjo. Kad aš visiškai nedrįsau atmesti visko, ką ji pasakoja. Vien todėl, kad patikėjau tą kalbą ir patikėjau tuo pasauliu. Dabar kodėl čia kalba ir pasaulis? Man atrodo, kad knyga ypatingai gražiai susilieja su Mickūno įvadu. Mickūnas kaip tik kaip filosofas iš kosmoso, iš stratosferos žvelgdamas,
ir į kalbą, ir į muziką, ir į tapatybės, ir apskritai į visą ką, į mąstymą. Jisai be galo gražiai suformuoja pagrindą Vitos knygai. Ir Vita ir juo seka, ir nuo jo atsispiria, jie dabar labai gražiai papasakojo, kaip čia ta draugystė įvyko. Ir man tai yra taip pat vienas iš tokių labai gražių knygos momentų, tas susiliejimas to filosofinio įvado ir toliau Vitos tokio preciziško medžiagos nagrinėjimo, faktų dėliojimo ir tokio, sakyčiau, ciklinės knygos, tokio ciklinės formos knygos, kuri suko ratą, apsuko ir galiausiai vėl atėjo į tą pačią mintį, kad niekur mes kaip ir neišėjome iš to savo tapatybės, ar ne, kaip joje buvome, taip ir likome ir ratas sukasi toliau. Na, tai tie pasirinkimai yra tokie, kokie jie turėjo būti. Ir nieko čia aš negaliu nei pridėti, nei atimti. Ir aš nieko faktiškai negaliu užginčyti. Vėlgi visą knygą skaitydama jaučiausi ne kaip kritikė, kuriai buvo pavesta recenzuoti tą knygą, bet jaučiausi greičiau kaip kokio detektyvo skaitytoje ir vis verčiau puslapį po puslapio, kasgi ten toliau, kas po to. Ir tai buvo didžiulis malonumas. Tai tiesiog norisi padėkoti autoriai už šią knygą. Na ir, nežinau, dar galbūt paklauskit manęs, ko nors. Aš tik tai pridursiu dėl tų outsiderių. Aš puikiai žinau, kad yra daug necituojamų, reiškia, mūsų kultūros veikėjų. Pas mus iš vis tokia labai keista yra kultūra, kur vieni yra geri, kiti yra blogi. Tuo momentu, ar ne? Bet šiuo momentu vieni yra blogi, kiti yra geri. Galbūt po 10 metų bus kiti geri, dar kiti blogi. Ir aš galvoju, tokia maža kultūra, tokia turtinga, ar ne? Tiek nedaug žmonių kuria tokią turtingą kultūrą. Ir mes dar kažkaip sugebėme pasakyti, kad va tas yra kažkaip gal jis nelabai. Ir vis dėlto aš labai įsigilinau į Čiurlionį pirmą kartą savo gyvenime, nes man atrodo apie jį visi jau viską pasakė ir nebėra ką sakyti. Ir aš tikrai supratau, kad jisai yra labai jam patiko visi outsideriai. Reiškia, tokie nežinomi, ne visiškai galbūt ir netgi protingi, reiškia, bet jam atrodė, kad jie yra kažkokie tikresni. Ir aš dar atradau labai įdomią Oskaro Milašiaus frazę. Iš ties itin retą, ir aš atradau prancūziškai, jisai sako, aš galėjau kaip visi poetai vykti į Varšuvą ir pasipuošti rožių vainiku. Bet aš norėjau pasilikti po senu lietuvišku kryžiumi. Reiškia, tas toksai jo irgi pozicija, ir tik tada aš supratau tarytum visą Oskaro Milašiaus tą, sakykime, kūrybą, bet mes turime ir kitus tokius autorius, turime Antaną Mončį, ar ne? Turime begalę tokių, sakykime, kultūros outsiderių, bet jie yra tos žemės druska. Ir aš sakyčiau, kad va tie ir istorikai, ar ne? Ir etnomuzikologai, ir tiesiog etnologai, ir tiesiog tie, kurie rašė apie, jie laikomi outsideriais, nes jie tarsi nelabai rimti. Bet jie surinko tokių perlų iš tos lietuviškos mūsų kultūros, tiesiog, reiškia, surinko iš kaimų, iš žmonių sakymų, ar ne, kad jų neįmanoma atmesti, jie yra nepaprastai svarbus. Ir aš tuos perliukus arba tą druskelę tokią aš norėjau surinkti ir tiesiog įterpti, reiškia, į tą tekstą, kad jie nėra, ir parodyti, kad jie nėra outsideriai, kad nėra iš vis tokios savokos, kaip, sakykime, čia rimtas mokslininkas, o čia jisai tarsi nerimtas. Tai nėra tokio dalyko, nes viskas keičia ir mes esame tokie tarytum terpėje, kur viskas yra svarbu, tik vienu ar kitu momentu kiekvienas pasirenka, kas jam asmeniškai yra svarbu. Aš netgi nedrįščiau to žodžio vartoti outsideris ir aš pati taip nesakiau apie tos autorius. Taip, kad... Apie necituojamus, reiškia, apie necituojamus autorius. Galbūt tokius, net nežinau kaip juos pavadinti, bet tikrai ne outsideriais. Galbūt kažkaip mažiau autoriai, kuriais mažiau pasitikima, galbūt šitaip yra. Bet
Na, kadangi autorės pasaulyje žiūri ir tas autorės pasaulis, kurį jį kūrė, vis dėlto, aš sakyčiau, kad jis yra mitinis, kaip ir kiekvieno iš mūsų, beje. Tai ir tas toksai iškylantis aukso amžiaus, tas toks mitas apie moterų, kažkokią kultūrą prarastą, jisai vėlgi verčia patikėti, jis visiškai neiškrenta, jis yra toks nuoseklus ir toks pagavus, kad mane įtikina ir aš tikiuosi, kad visus skaitytojus, aš esu įsitikinus, kad skaitytojus jis taip pat įtikins. Dar ką norėčiau pažymėti, kas mane irgi labai sužavėjo, tai knygos tokios pagrindinės dvi ašys, kurios yra labai įdomiai susikertančios - Čiurlionis ir sutartinės. Atrodytų, kaip čia jos gali kirstis, Čiurlionis vis dėlto sutartinių nepažino ir tai nebuvo jo įkvėpimas. Bet Vita vėlgi labai įtikinamai parodo, kad ir Čiurlionis, ir sutartinės yra mūsų tapatybės ašys ir kad jos yra neatskiriamos. Jos yra viena šalia kitos, viena kitoje ir abi yra vienodo svorio, vienodos svarbos ir panašu, kad nei viena kol kas niekur nelinksta, abi dvi taip ir keliauja. Šalia viena kitos ir dabar Čiurlionio metais ypatingai jaučiama ir Čiurlionio metais, ir dainų metais, ir sutartinių klestėjimo metais, tą ypatingai jaučiame. Galbūt dar iš... Aš tai atsiprašau, aš jau buvau pažadėjęs nebekalbėti, bet dar tik tais pasakysiu, kad neįsivaizduotum, kad čia viskas tik apie sutartines, ne? Tai dar yra ta ir po nepriklausomybės laikotarpio tie skyriai, kurie yra, mano galva, tiesiog fantastiški. Iš tikrųjų, man buvo toks atradimas, tiesą pasakius pačiam, va, ta visa happeningų, performansų kultūros, ta dalis, kur ta tokia dar įsiterpia į sovietmečio pačią pabaigą, bet ten 89-90 metai, visi šitie festivaliai fantastiški ir Vida taip kruopščiai yra pririnkusi ten tos medžiagos, taip kruopščiai prikalbinus tų pašnekovų, kuriuos nuolatos cituoja ir dideliais kiekiais ir tai yra tas toksai, tampa toks kaip pirminis šaltinis iš tikrųjų istorinis, nes tai yra ne tokios senos istorijos dalykas, bet realiai, tiesą pasakius, jau užaugo karta, kuri tikrai nieko apie tai iš vis nežino, žinai, ir čia yra tam tikra prasme tikrai, labai laiku tokios refleksijos, kurios ateina iki dabar, iki Saulė jūra, iki šitų pačių naujausių pasiekimų muzikinių ir tų kūrinių. Tai aš dar tik tais norėjau atkreipti dėmesį, kad yra ne tik sutartinės, ne tik tais tam moteriška linija ir ne tik Bajoras su Kutavičium, bet dar ir ta visa terpė, kuri buvo ištisa ekosistema tam tikrą prasme, kurioje susiformavo krūva nuostabių šiuolaikinių kompozitorių. Čia galima minėti pavardės, bet jūs jas vis tiek geriau žinot už mane. Tai tai žodžiu, aš čia tik tiek norėjau. Bet aš tai noriu paprieštarauti, nes ir ten sutartinės yra. Ir Vita tą labai gražiai parodo. Bet gal ne tik. Ten ta ašis nesibaigė. Iki pat knygos galo ta sutartinių ašis labai gražiai tęsiasi. Ir svarbiausia, kad happeningų festivaliai, kurie susisiekia su naujosios operos akcijos, reiškia, tais dabartiniais, sakyčiau, irgi performansais arba atlikimais, bet ir ten sutartinių atrandame. Ir ta ašis tikrai iš ties tokia susimauna kaip gražus karoliukai, gindariniai. Iš kitos pusės, klausydamasis jūsų diskusijos, norėčiau truputėlį mesti tokio žibalo šiek tiek ir paklausti. Tiesa, Vita iškelia tą tokį labai moterišką pradą muzikoje. Jį tikrai savo knygoje vietomis labai stipriai išryškina. Ir tas sąlytis irgi sutartinės ir mes žinome, kad sutartinės tiek dainuojamosios yra labiau priskiriamos moteriškai lyčiai, instrumentinės labiau vyriškai. Tada man kyla toks klausimas, nes mes ir kalbame apie Čiurlionį, kuris galbūt nepažino tos sutartinės ir vis dėlto matome kažkokių tai analogų, galbūt atsitiktinumas, o galbūt tai metodas, bet iš vienos pusės, ar galėtume iš tiesų kažkaip pasakyti, kad
kad ta lietuvių kūrėjų kūryba, kad jinai turi, nesvarbu lyties, kad jinai turi labai didelį tą moterišką pradą kylantį iš to etno pagrindo. Čia kam klausimas? Visiems klausimas. Man iš pradžių taip atrodė, kad lietuvių kultūra yra labai moteriška, o po to man tas Kavolio, reiškia, brolio sesers santykis labai patiko. Jisai sako, kad lietuvių kultūra yra tarytum pamauta ant tokio modelio brolio ir sesers, kuri yra labai, labai dvipusiškai lygiavertė. Ir aš manau, ir kuo toliau rašant, tuo labiau man atrodo, kad yra nepaprastai svarbus papildymo elementas. Yra toks labai mūsų vyriškumas, jisai nėra tas vakarietiškas vyriškumas, toksai labai agresyvus, ar ne? Mūsų moteriškumas nėra vakarietiškas, toks visiškai lyrinis ir kažkoks beformis, ar ne? Sutartinis yra ekstremaliai formalizuotas žanras, ar ne? Tai aš manau, kad mūsų kultūra apskritai tas papildymas, toks broliškas, seseriškas yra itin harmoningas. Itin harmoningas. Aš faktiškai taip pat būčiau atsakius, tik gal kitais žodžiais. Galbūt yra čia esančių, kurie norėtų taipogi autoriai ir diskusijos dalyviams užduoti klausimų. Gerai. Galbūt pabaigai, toks, sakyčiau, pastebėjimas apie tai, ką ir diskutavote ir kalbėjote. Labai įdomu klausytis iš tos pusės, kad yra įžvelgiama dar tikrai neištirtų ir nenagrinėtų iki galo tam tikrų probleminių laukų, ypač susijusių su tapatybė ir tai, ką ir Vita ir Aušra paminėjo, tai, kad tai ir etnomuzikologijos ir muzikologijos savotiška atskirtis, neatskirtis atrodo lyg ir tas pats, bet ir labai daug skirtumų ir atrodo apie visus šitus dalykus mes kalbame ir Vita visą tai atranda būdą, kaip iš tikrųjų tai neatskirti, neryškinti per daug skirtumų ir apie tai, ką sakom, kad tas broliškas ir seseriškas kažkoks šeimos santykis, jisai įsigyvendina tikriausiai per tą plonytę liniją, kuri yra daugiau negu tai, kas yra tapatybė pati. Taip, čia galima tik užbaigti tuo, kad pagonybė buvo laikoma absorbuojanti skirtumus, o krikščionybė, reiškia, sukurianti priešininką. Ir kad pagonybė netgi buvo sukurta kaip priešininkas krikščionybė, ar ne? O pati pagonybė, ji absorbuoja visokį įvairių lypiškumą ir įvairius skirtumus. Tai čia ir galim sakyti, kad mes vis dar esam labai pagoniški, nes mes tarsi visą ir sujungiame į bendrą lauką. Taip, ir pabaigai paprašysiu kiekvieno iš jūsų skaitytojai kažką palinkėti iš knygos, ką jūs patys atradote ir ką norėtumėte, kad skaitytojas atrastų ir su kokia mintimis skaitytų knygą. Aš jau žinau iš karto. Gerai. Va, sugalvojau automatiškai. Visų pirma, skaitytojai, tai aš palinkėčiau paklausyti tų kūrinių, apie kuriuos kalbama, nes vis dėlto tai yra labai labai svarbu. Klausyti tą muziką, apie kurią skaitai. Iš tikrųjų, nes, matai, skaityti yra viena, bet visgi išgirsti yra visai kas kita. Ir pasistengti netgi išgirsti skirtingų atlikimų. Pavyzdžiui, Kutavičiaus paskutinės pagonių apeigas, bent keletą girdėjau, tai vienas mano galva pasirodė absoliučiai beviltiškas, kitas buvo labai geras. Tai čia, žinai, tiesiog susipažinti reikia labai su tą muziką. Paskui aš ir pats, kai dirbom, prašiau Vitos pavyzdžių, ką Bajoro paklausyti. Aš Bajoro buvau labai mažai girdėjęs, iš tikrųjų, čia mano jau spragos be abejo. Tai jį man pasiūlė tą fortepijono, tą raudą, ne, man atrodo, tą raudą. Koks kūrinys, žinai, tikrai. Va tada ir pajunti, apie ką eina kalba iš tikrųjų. Tu palinkėčiau paklausyti.
Aš taip greit iškart nesugalvojau automatiškai, ko palinkėti. Pirmiausiai, galbūt palinkėčiau skirti šiai knygai laiko. Nes, na, iš tikrųjų, jis svari, ohoho, čia ir pakelti yra jėgos reikalinga ir jai reikės skirti laiko. Jūs jos neprarysite taip kaip knygiūkštės kokios. Paskirkite tam atostogas, pavyzdžiui, bet turėsit begalinį malonumą. Aš tai net nežinau, ką galėčiau palinkėti, bet aš sakyčiau, kad mes turime tiesiog neprarasti savo tapatybės, suprasti, kad ji yra mums svarbi ir kad mes turime nepaprastai stiprų pagrindą jai, reiškia, mums nereikia jos atrasti kažkaip iš naujo, mes ją turime, tik reikia tiesiog jos nepaleisti iš akių ir galbūt ši knyga padės tiesiog šiek tiek susivokti. Ačiū. Tai mes dėkojame visiems klausytojams, taip pat diskusijos dalyviams ir pabaigai dar 19 valandą, tie, kas norėtume pakviesti susirinkti autorės parašų į knygą. Dėkui ir gražaus vakaro. Prie vagos stendo.